gal yra kažkokių tai bruožų, pagal kuriuos jau galime atpažinti, kas tai yra per žmogus pirmam pasimatyme. Ir aš čia turiu tokį žaidimą, ane, kur paprašysiu tavęs šiek tiek dekonstruoti ir pasakyti, kaip elgtųsi vienas ir kitas. Tai pavadinsim pasimatymo žaidimas. Ir aš sakysiu situaciją, o tau reikia greitai konkrečiai pasakyti, kaip elgtųsi šitoje situacijoje intravertas ir kaip elgtųsi ekstravertas. Gerai? Tai prieš pasimatymą ji parašė, laukiu tavęs jau kavinėje. Iki pasimatymo likus 20 minučių. Reiškia, atėjo per anksti. Kaip tokioje situacijoje gavęs žinutę elgsis ekstravertas ir intravertas? Oi, ekstravertų jokios problemos. Valio, pagreitinam žingsnį. Laukia, tai laukia, smagu, tuoj susitiksime. Va, o intravertas gali ir išsigąsti, gali pradėti galvoti, čia kodėl čia per anksti laukia, gal čia jau per daug tų santykių nori, gal čia mane kažkaip prispaus norės valdyti, gal aš nepakankamai gerai pasiruošiau, dar jeigu mergina, gal čia kažkaip ką aš kalbėsiu, pas jų užvirtų daug nerimo ir daug minčių. Ir jisai, ko gero, netgi dėl to nerimo, vieni intravertai neskubėtų ateiti anksčiau, nes jiem reikia kažkaip tai save atvesti kažkokią normalią būseną, o kiti intravertai gal ir jaustųsi pareigoti, nes jiems su savivertė blogiau, kad mane žmogus laukia, gal jam blogai laukti, reikia paskubėti. Okay. Žodžiu, intravertas prisigalvotų begalinių dalykų papildomai, kurių net nėra, bet jisai tiesiog jos išsigalvotų iš to streso ir nerimo. Ekstravertas... Ir neteitų greit. Ir dar neteitų greit. O ekstravertas, super, tai aš dar greičiau atvarysiu, ne? Be jokio streso. Okay. Pirmoje sekundė susitinka gyvai. Ką daro pirmas? Intravertas ar ekstravertas? Kaip tas atrodo pirmasis kontaktas, pirmam pasimatyme? Gali labai įdomiai, bet ekstravertas tikėtina, kad pademonstruos, koks jisai šaunus. Ar tai mergina, ar vaikinas, jisai užves pokalbį, jisai pradės vardinti savo pasiekimus, jis pradės juokinti, kalbėti čia apie aplinką, apie viską. O intravertas greičiausiai taps klausytoju ir bandys užduoti kažkiek klausimų, jeigu išdrys. Dažnai iš viso intravertas sėdi ramiai, tu čia reiškis, o aš pasėdėsiu tiesiog, nes ir viena vertus jam patogu, kita vertus jam būtų nejauku, jeigu pačiam reiktų išsireikšti. Ir tada, kai jau ateina, jeigu ekstravertas iš viso duoda tokią progą, pasireikšti. Tarkim, užduoda klausimą, ekstravertas trumpai yra 5 sekundės atsakyti, jeigu tu nepradedi, ekstravertas pats pradeda atsakinėti. Tai jeigu ekstravertas jam duoda pasireikšti, tipiškai intravertas pasireiškia per klausimus. Nes tokiu būdu jisai valdo situaciją, valdo nerimą, kontroliuoja, apie ką ekstravertas kalbės būtent. Ir jau sunkiausioji dalis, tai intravertui pasakyti kažką apie save, jisai ten svers, jisai gali ir nemokėti kai kurie intravertai, nes sociofobiškai sėdi kaip tie programuotojai, jis gali kartais netyčia ir per daug nuoširdžiai kažką pasakyti, kitą kartą gali iš viso taip tik tai atsakinėti, tai su intraverto pokalbiu yra sudėtinga. O tas pats elgesys, žinai, susitikus, pavyzdžiui, ekstravertas, ką jisai norės apkabinti nepažįstamą žmogų, ten iš karto paliesti, ar tokie dalykai visiškai neatspindi intraverto, ekstraverto elgesio. Gal intravertas atvirkščiai, žinai, toksai šaltas bus su poker face'u visiškai, žinai, tenai apsikabinti nenorės, prisiliesti nenorės, ar tai visiškai nesusijęs? Aš manau, kad entuziazmas toks intimumo, tai tikrai, aišku, jis daugiau eina iš vyrų, sakykim taip, net ir iš intravertiškų, bet jisai, aišku, daugiau jis iš ekstraverto, bet intravertas nebūtinai sėdės su poker face'u. Jisai gali sėdėti su klausytojo veidu. Su to klausytojo, kuris tiesiog nieko nepasako apie save. Bet yra geras klausytojas, jautrus. Ir tuo jisai patiks ekstravertui. Taip, nes jo koksai įdėmiai klauso. Gal mane vertina? Taip, gal mane koks aš jam įdomus. Gerai, tuomet jau sėdim restorane, kavinėje, vyksta užsakymas. Ir padavėjas klausia, ką norėtumėte? Kaip kiekvienas priima sprendimą? Ir ar tai atskleidžia charakterį? Labai aiškiai. Ekstravertas priima greitai. Jis tikrai tenais nenagrinės maisto sudėties, nesimakaluos, neabejos tarp dviejų, reiškia, variantų, kurį rinktis. Intravertas iš viso taip staigiai paklaustas, jam iš visos mintis gali iš galvos dingti. Tai vienu žodžiu, jam vėlgi taps tai sudėtingesnių reikalų, o ekstravertas užsisakys kažką ir gali nepataikyti, visai neskaniai užsisakyti. Bet jeigu užsisakė neskaniai, jisai nesunkiai gali paprašyti, kad man čia dar padažo, ar man dar druskos, ar dar kažko. Ir galiausiai sakys, šito nevalgau, dar vieną užsisakau. Vienu žodžiu, pas jį viskas vyksta taip sparčiai. Spontaniškai, sakyčiau, taip, žinai. Spontaniškai greit priimami sprendimai. Kartais jie protingi priimami, ne kartais, dažnai protingi priimami. Kad jisai užsisakė patiekalą greitai, žiūriu, ne tas.
stumiam į šalį, nesikankinam, to cento netaupom, imam kitą, kuris bus tikrai tas. O, štai tas. O Viskas, intravertas išsprendėm. apsvarstys viską. Ir kainą, ir sudėtį, skanu, neskanu, pavalgysiu, nepavalgysiu, ar aš čia ragavęs kur, ar neragavęs, ar apsimoka, neapsimoka. O jeigu dar intravertas, tada tiek sprendęs ir tiek mąstęs jisai prašaus ir užsakys neskaniai. Jis greičiausiai tada pradės kaltinti save, kad neskaniai užsakęs, greičiausiai valgys iki galo. Bet Neprašys padažo, druskos, nieko, ne? Ne, jam bus nejauku prašyti, kad ką čia žmonės aš varinėju, ką jie čia apie mane pagalvos. Bet intravertas plus jisai greičiausiai užsisakys tą patiekalą, kurį jau valgęs. Nes pas juos ir bendrai jie mėgsta važiuoti tą pačią vietą, vat patiko kažkoks kurortas ir važiuojam į tą patį ten 5 kartus iš eilės, nes ten bus tikras atsipalaidavimas. Aš jau čia įpratęs, čia jau man kaip antri namai ir jie iš tikrųjų puikiai atsipalaiduoja. Nes nėra to papildomo streso dėl kažkokių naujovių. Būtent, nes aš vat niekaip nenoriu pristatyti ekstraverto kaip kažkokio nenormaliai besinešančio per gyvenimą, neempatiško, kvailų sprendimus priimančio, rizikuoto, o intraverto kaip tokio neurotiko, kuris iš visko daro problemas. Taip. Ne, jie tokie baisus nėra. Ne, nu čia turbūt, žinai, tiesiog vėlgi ta edukacija, žinai, vat ką šiandien ir bandom padaryti, edukuoti žmonės, kad jie suprastų, kad ir tas yra normalu, tik tai, kad skiriasi žmonės ir kartais mes keliame žmogui, kuriam tie lūkesčiai kelia stresą, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, aš dabar ekstravertui priverčiau, ne, tai tu rinkis meniu 5 minutės ir išsirink tobuliausią variantą. Jam bus išprotėti, jisai sakys, kam čia mane kankini, aš jau žinau, ką aš noriu sakyti. Ne, tu va dar rinkis, tu pasvarsty gerai. Tai žinai, čia atsvara tam, ką intravertui pasakysi, išsirink iš karto. Nu, jam bus čia stresas didžiulis iš karto. Bet kai pas mane ateina klientai, tai jie būtent taip vienas kitą ir nusako, taip jau šaržuotai, nes prisikentėja vienas nuo kito, nes daugelis porų iš tokių susidaro, tai sako, dieve, jinai ten sėdi mėnesiais, aš juos ištraukti, jinai net su mano giminėm nenori bendrauti, žinai, kažkas jai negerai, tai jai naktį tenais per karštą miegoti, tai mes nuėjom į svečius, jai kažkoks ten skonis nepatiko, tai, na, va tiesiog, sako, nu, baisus žmogus problema. Mes dar, aš norėsiu šitą akcentą paminėti, kad tu šiek tiek duotum patarimų, gal, bet tęsiam šiek tiek dar pasimatymą eigą, tai yra 4 punktas, tai yra tylos momentas pokalbyje. Ir būna taip, kad pirmo pasimatymo metu, na, yra tų tylos akimirkų, kai nei vienas, nei kitas nieko nesako. Ir įsivaizduokim, yra jau 8-10 sekundžių tylos, pokalbyje, tokios nejaukios, žinai. Ir kas pirmiausia ją sulaužo ir kaip tą padaro. Vienareikšmiškai ekstravertas. Jisai bandys užpildyti, ne? Jam tiesiog tai atrodys beprasmis laiko leidimas. Jis toj tylo intravertas beje irgi gali kartais pasijaust nejaukiai, nes atsiminkim, kad tai žmonės nerimastingi. Ir jis galvos, o aš vėl neturiu ką pasakyti. Jau jį už tai kažkas yra ne kartą baręs. Vėl neturiu ką pasakyti, aš pasirodysiu neįdomi. Aš reiškia, turėčiau kažką dabar paklausti, gal jis gali ir taip sėdėti. Bet kitas sveikesnis intravertas tiesiog mėgausis tyla, žiūrės, kas natūraliai į galvą ateina, tiesiog tuo momentu. Į savo pasaulį nueis, pagalvos, ką vakare darys. Gal iš viso jau svarstys, kaip čia tas pasimatymas vyksta, klausyk. Gal jau užtenka, mes jau labai daug bendravom, visą pusvalandį šnekėjom, gal aš jau pavargau. Tai pas jį viskas galvoje darosi, bet jis tikrai greičiausiai nepuls tuoj pat kažką daryti. O ekstravertas, tai jam, jisai negalvos, kad jį nerimas spaudžia. Gali būti, kad jo nerimas ir nespaudžia, o gal spaudžia. Bet kuriuo atveju jis galvos, nebeįdomu. Reikia kalbėti toliau. Ką mes susitikome, jeigu čia dabar tylime? Kokia nesąmonė? Taip. Atsisveikinimas prie durų. Pasimatymas baigėsi. Na, nežinau, ar dabar palydi vyrai merginas iki namų, na, tarkim, nežinau, gal tiesiog prie kavinės durų išsiskiria, pasakykim taip. Kas vyksta tas 30 sekundžių, kuomet vyksta išsiskyrimas? Mes dažnai tai matom filmuose, ne, kaip vyrai ten nedrąsiai bando pabučiuoti, dabar ten sako iš viso, ar galiu pabučiuoti, ar taip toliau. Kaip šitose situacijose elgtųsi mergina, tarkime, kurie laukia to vyro sprendimo ar čia kažkokio tai ėjimo, ne? Ir kaip vyrukas elgtųsi vienoks ir kitoks, žinai, tuo momentu. Kaip tai atrodo? Vat, ir net įdomu, kaip abu ekstravertai būtų ir abu intravertai toj situacijai.
Aha, na, imame ekstravertus. Jeigu vyrukas ekstravertas, viskas aišku. Jisai drąsiai eina prie tikslo, klausia, ar galiu bučiuoti, o gal palydėti, jis gali net šiek tiek įkyrokai elgtis, bet bent jau jisai viską darys užtikrintai. Arba darys per daug ir kažkaip ne tai, bet vis tiek darys. Dabar jeigu mergina ekstravertė, beje, jinai irgi yra aktyvi ir ganėtinai aktyvi. Jinai sako, tai gal pas mane pratęsimą, nesakau, kad būtinai po pirmo karto, bet jinai labai drąsiai sakys, oi, kaip smagu buvo bendrauti, man ir tas patiko, vienu žodžiu. Jinai gali ir pirma pabučiuoti, jei tas galvoja, ai, vyrukas drovisi, bet iš tikrųjų labai laukia mano žingsnio. Vienu žodžiu, ir jinai tą darys greičiausiai su lengvumu, ne iš baimės. Tai ir visai neblogų tokių porų yra, kur ekstravertė parodo iniciatyvą ir intravertas iš karto pasirašo ir visi laimingi. Dabar jeigu vyrukas intravertas, tai jisai galvos, ar čia laikas ar nelaikas, čia dar tik tai 4 pasimatymas, ar turiu teisę lysti prie jos, o gal jai nepatiks, gal jai nepatogu bus, daug tokių pagalvojimų. Jisai, aišku, ją siūlysis gal pavežti ar ką, bet jis tada jau pavežęs jau taip tik tai... Nežinau, čia ranką dėti, nedėti, čia kaip liest, neliest. Būtent, tai jisai toksai bus. Mergina intravertė, joms gal yra tipiškiau lengviau, jinai tiesiog tokį laikys pagarbų atstumą. Pirmuosius pasimatymus gink dieve jokių vežimų, tai viso gero ir net nesupras iš tikrųjų, jai patiko ar ne. Ekstravertai vyrukai labai skundžiasi, kad mergina tarsi nerodo jausmų, bet tarsi paskui lyg tai parašo, tai lyg ir jau rodo. Jiems neišeina suprasti, ar intravertai patiko ar nepatiko. Nes jinai iš drovumo neparodo, o gal iš tokio, kaip sakyti, nesaugumo, čia parodysi, nežinia, kas čia bus. Dabar, jeigu 2 intravertai susitiko, tai čia ilga daina. Jie abudu bus tokie, kad nesupras, ar vienas kitam iš tikrųjų reikalingi. Kuriam čia pirmą žingsnį, ne? Kuriam pirmą žingsnį žengti. Jie labai ilgai bus tik draugais. Tai čia tas friend zonas vadinamas, ne? Kuriam galima ir užstrigti labai ilgą laiką. Tai čia yra liūdna, kad kartais intravertai, kurie labai gerai tiktų vienas kitam, kad jie taip ilgai nepasiryžta, paskui taip ir nutolsta, neaiškiai, neišsiaiškinę, kad patiko. Kiekvienas iš jų gali būti įsitikinęs, kad kitam matyt nepatiko, nes kitas nerodė iniciatyvos. Bet dar vienas momentas, 2 intravertai susitikę, jie ne taip baisiai viens kitam patinka. Jie jau turi būti kažkokie gerai pažengę, žavūs, turėti kažkokių papildomų pliusų. Dažniausiai intravertams būtent patinka ekstravertai. Ekstravertam patinka ir tie ir anie. Taip. O intravertas jam patinka tie stiprūs žmonės, bendraujantis, emocingi, šalia kurių daug lengviau. Nes ekstravertas vis tiek, jis užims pokalbio laiką, jis vis tiek kažką paklaus, jisai kažką inicijuos, pasiūlys kitą kartą kažką veikti, o tas kitas intravertas, jis toks kaip čemodanas be rankenos, neaišku, kas su juo kalbės. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme.